Labas, šiandien kalbėsim apie cholesterolį ir iškart pažiūrėkim į įdomų tyrimą. 10 žmonių badavo visą savaitę, žaliai pažymėjo jų cholesterolio rodiklius prieš badavimą, raudonai po badavimo. Visų iki 1 cholesterolis per tą savaitę stipriai padidėjo. Bendro cholesterolio norma yra iki 5,2 mmol litre, tai čia po 7 dienų badavimo turim ir 8,5, ir 7, ir vėl 8. Ir čia dar daugiau negu 8, kai viršutinė norma yra, primenu, 5,2. Taip pat kiekvieno žmogaus padidėjo taip vadinamas blogasis MTL cholesterolis, jo viršutinė norma yra 3, čia užkilo ir iki 6,5, čia 5, čia 5,1, čia 6,3, čia irgi 6,3, tai vidutiniškai blogasis cholesterolis padidėjo iki 4,9, kai primenu, viršutinė norma yra 3. Tai ar čia blogai, kad jų cholesterolis padidėjo ir kadangi visiems padidėjo blogasis cholesterolis, ar tai reiškia, kad dabar jiems visiems yra didesnė rizika mirti nuo širdies ligų? Nes labai dažnai mano klientai, kurie numeta svorio, jaučiasi gerai, jiems padaugėja energijos, sumažėja kraujo spaudimas, bet jie nueina pas gydytoją ir rašo man arba grupiai, kad yra blogų žinių ir kad gydytoja labai išsigando, nes jų cholesterolis padidėjo. Kaip ir visiems šitiems žmonėms. Tai šiandien mes ir išsiaiškinsim, kas tai yra cholesterolis, kodėl jis padidėjo, kas yra tas blogasis cholesterolis ir manau, kad peržiūrėję šitą video jūs į savo cholesterolio rodiklius žiūrėsite visiškai kitaip negu iki šiol. Tai iš pradžių, kas tai yra cholesterolis? Cholesterolis yra lipidas arba riebalas, kitaip sakant, kurį gamina kiekviena mūsų kūno ląstelė, nes kiekvienai kūno ląstelėje cholesterolis yra gyvybiškai svarbus. Kiekviena ląstelė turi membraną, tai yra sluoksnį, kuris skiria ląstelę nuo išorės. Tai šitos membranos viena iš sudedamųjų dalių yra cholesterolis. Todėl cholesterolis ir yra būtinas kiekvienai mūsų kūno ląsteliai. Iš cholesterolio gaminami mums būtini hormonai, tokie kaip estrogenas, testosteronas, progesteronas, kortizolis. Iš cholesterolio gaminasi tulžies rūgštis. Žodžiu, cholesterolis mums yra gyvybiškai svarbus. Ir ne veltui mūsų kūnas tiek daug jo gamina kiekvieną dieną. Nes be cholesterolio mes nefunkcionuotume. Tai su pačiu cholesteroliu kaip ir viskas gerai, mums jis labai reikalingas. Kai kurioms ląstelėms reikia daugiau cholesterolio, negu jos pačios gali pasigaminti, todėl vienos ląstelės turi pagaminti cholesterolį ir pernešti tą cholesterolį į kitas ląsteles. Didžiausia cholesterolio gamykla mūsų kūne yra kepenys, o cholesterolio pernešimas iš kepenų po viso kūno ląsteles vyksta per kraują. Tai reiškia, kad kepenys pagamina cholesterolį, išleidžia jį į kraują ir kraujagyslėmis ir kapiliarais cholesterolis nukeliauja į kitų ląstelių, kurioms tas cholesterolis reikalingas. Dabar cholesterolis, kaip ir bet kokie riebalai, nesimaišo su vandeniu. Jeigu įpilame aliejaus į vandens stiklinę, tai tas aliejus neišsimaišo, o sušoka lašiukais. Ir tai vadinama, kad aliejus yra netirpus vandenyje. Tai su krauju ir cholesteroliu yra tas pats. Kraujas yra beveik vanduo, o cholesterolis yra riebalas. Vadinasi, jeigu kepenys tiesiog išmes gryną riebalą į kraują, tai bus daugiau problemų negu naudos. Todėl kepenys daro protingai ir prieš paleisdamas cholesterolį į kraują, jos apvelka tą cholesterolį į apvalkalą ir tik tada paleidžia į kraują ir tada jau tame apvalkale cholesterolis gali laisvai keliauti po kraują. Tai šitas darinys vadinamas lipoproteinu. Jo išorėje yra fosfolipidų sluoksnis, vienos arba kelių rūšių baltymai ir šiek tiek cholesterolio, o viduje daugiausiai yra cholesterolis su trigliceridais. Priklausomai nuo to, kokie baltymai yra suformavę lipoproteino paviršių ir kiek tų baltymų yra šitame junginyje, yra išskiriamos 5 pagrindinės lipoproteinų grupės, o mes šiandien daugiausia kalbėsime tik apie 3 lipoproteinų grupės, tai DTL, didelio tankio lipoproteinai, MTL, mažo tankio lipoproteinai ir LMTL, labai mažo tankio lipoproteinai. Dar čia galima paminėti, kad skirstimas į mažo ir didelio tankio lipoproteinus parodo ne lipoproteino dydį, bet tankį. Tai yra, kiek baltymo yra tame lipoproteine. Dėl to mažo tankio lipoproteinas iš tikrųjų yra didelis darinys, labai mažo tankio lipoproteinas yra dar didesnis darinys,
o didelio tankio lipoproteinas yra mažiausias darinys. Tai ką jau išsiaiškinome, visi šitie lipoproteinai reikalingi tam, kad cholesterolis ir trigliceridai galėtų krauju nukeliauti nuo ląstelės iki ląstelės. Kitaip sakant, lipoproteinai tai yra transportas. Kodėl atsirado pavadinimai blogasis ir gerasis cholesterolis? Nes didelio tankio lipoproteinai paima cholesterolio perteklių iš ląstelių ir nuneša tą cholesterolį į kepenis, kuris būna pašalinamas iš organizmo, tai aišku yra geras darbas, o mažo tankio lipoproteinai atvirkščiai neša cholesterolį į ląsteles ir mažo tankio lipoproteinai yra tos dalelės, kurios kaupiasi kraujagyslėse, dėl to MTL cholesterolis vadinamas bloguoju cholesteroliu, nors pats cholesterolis iš savęs visuose lipoproteinuose ir visose ląstelėse yra lygiai toks pat. Tai iš esmės blogasis cholesterolis yra neteisinga savoka, bet mes jos laikysimės šitame video, kad suprastume, kodėl ji yra neteisinga. Ir dažniausiai mums gydytojai ar straipsniai portaluose tiek ir te pasako, kad aukštas cholesterolis yra blogai, turime mažinti cholesterolį, nevalgyti riebiai, nevalgyti daug kiaušinių, raudonos mėsos, nes pakils cholesterolis, ypač blogasis MTL cholesterolis ir užsikimš mūsų kraujagyslės. Bet kodėl mūsų kūnas gamina daug cholesterolio, jeigu mums tai yra blogai? Ir iš vis, kodėl mūsų pačių organizmas gamina kažką, kas mums yra blogai? Gal mažo tankio lipoproteinai turi daugiau funkcijų, negu tik kauptis kraujagyslėse ir didinti širdies ir ligų riziką. Tai viena iš labai svarbių funkcijų, kurią atlieka MTL, tai tas blogasis cholesterolis, yra bakterijų ir kitų mums nedraugiškų mikroorganizmų nukenksminimas. Ta labai gerai parodo šitas eksperimentas, kai laboratorijoje žiurkėms buvo dirbtinai padidintas arba sumažintas MTL cholesterolio kiekis ir tada joms buvo suleista salmonelės bakterijų. Žiurkės su žemu bloguoju cholesteroliu 100% visos miršta nuo salmoneliozės per 12 dienų. Per tas pačias 12 dienų 95% žiurkių su aukštu bloguoju cholesteroliu išgyveno. Nes mažo tankio lipoproteinai blokuoja bakterijos patekimą į organus. Tai nors tyrimas labai įdomus, bet žiurkės tai ne žmonės ir mums būtų labai svarbu sužinoti, kurie žmonės ilgiau gyvena. Su aukštu cholesteroliu ar su žemu. Būtent tai bandė išsiaiškinti šitas tyrimas, kuris truko lygiai 10 metų. Tyrimui buvo pasirinkti 207 senyvo amžiaus žmonės, kurių vidutinis amžius buvo 85 metai. Paimti visi jų kraujo rodikliai ir pagal jų cholesterolį visi žmonės buvo suskirstyti į 3 grupės. Žmonės su aukštu cholesteroliu, su vidutiniu cholesteroliu ir su žemu cholesteroliu. Praėjus 10 metų iš šitų 207 žmonių liko 70 ir mes galim pasižiūrėti, ką tie ilgaamžiai, kurie sulaukė 95 metų ir daugiau, turi bendro. Tai pirma, daugiausiai žmonių mirė turėdami žemą cholesterolį. Šitoje grupėje mirtingumas buvo 77%. Vidutinio cholesterolio grupėje mirtingumas buvo 62,5%. Ir aukščiausio cholesterolio grupėje mirtingumas buvo mažiausias, tai 50%. Tie žmonės, kurie neišgyveno, mes šitame tyrime irgi matome, nuo ko jie mirė, daugiausiai mirė nuo širdies ir kraujagyslių ligų, tai nuo širdies ir kraujagyslių ligų daugiausiai mirė žmonės su žemu cholesteroliu. Šiek tiek mažiau mirė su vidutiniu cholesteroliu ir žmonės su aukštu cholesteroliu turėjo mažiausią mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Tas pats su vėžiniais susirgymais, didžiausias mirtingumas nuo onkologinių ligų buvo pas žmonės su žemu cholesteroliu, šiek tiek mažiau mirė su vidutiniu cholesteroliu ir kelis kartus mažesnis mirtingumas nuo vėžio buvo pas žmonės su aukštu cholesteroliu. Ir 3 pagrindinės šito tyrimo išvados. Moteris išgyvena žymiai ilgiau negu vyrai, tai čia klasika, visada tai būna. Tada bendras cholesterolis buvo žymiai aukštesnis tarp išgyvenusių. Ir MTL cholesterolis, tai čia tas blogasis cholesterolis, irgi buvo žymiai aukštesnis pas žmonės, kurie išgyveno. Žodžiu, kuo aukštesnis cholesterolis, tuo didesni šansai šitiems žmonėms buvo sulaukti 95 metų. Kitas irgi labai panašus tyrimas, 724 vyresnio amžiaus žmonės dalyvavo tyrime, kurių vidutinis amžius 89 metai, irgi suskirstyti į 3 kategorijas pagal cholesterolį, tai cholesterolis iki 5,
nuo 5 iki 6,4 ir nuo 6,5 ir daugiau. Praėjo 10 metų ir 724 žmonių mirė 642, vadinasi išgyveno 82 ir daugiausiai išgyveno tie, kurių cholesterolis buvo aukščiausias. Tyrimų išvada tokia: pas žmonės, kurių amžius virš 85 metų, aukštas cholesterolis yra susijęs su ilgaamžiškumu, mažesniu mirtingumu nuo vėžio ir infekcijų. Ir dar toks įdomus skaičius iš to tyrimo, kad cholesterolio padidėjimas 1 punktu sumažina mirtingumo riziką 15%. Tai pas žmogų, kurio cholesterolis buvo 5, jis turėjo vidutinę mirtingumo riziką. Jeigu cholesterolis 6, tada mirtingumo rizika sumažėja 15%. Jeigu cholesterolis 7, mirtingumo rizika dar sumažėja 15%. Žodžiu, kuo aukštesnis cholesterolis, tuo ilgiau čia žmonės išgyvena. Tai gali būti, kad žiūrint iš tuos tyrimus jums kyla prieštaringų minčių, nes gal jums gydytojas sakė, kad cholesterolis virš 6,5 yra labai blogai ir gal net jums sakė, kad reikia būtinai sumažinti ir gerti vaistus. Tai mes prie šito prieisime greitai ir viskas susidės į vietas. Čia dar vienas tyrimas su 3090 žmonių, kurių amžius 60 arba daugiau. Metodika labai panaši, žmonės suskirstyti į 3 grupės. Tie, kurių cholesterolis mažesnis negu 5,18, antra grupė su cholesteroliu nuo 5,18 iki 6,21 ir trečia grupė su aukštu cholesteroliu virš 6,22. Ir čia galima pažiūrėti, kurie žmonės išgyvena ilgiausiai, ogi tie, kurių cholesterolis yra 6,2 ir daugiau. Jų mirtingumas yra mažiausias. Ir kaip parašyta šito tyrimo išvadose, kad aukštas cholesterolis, kas šitame tyrime buvo 6,22 ir daugiau, yra stipriai susijęs su mažesniu mirtingumu. Dabar dėl onkologinių ligų. Čia tyrimas, kuriame 201 vėžinio susirgymo atvejais ir išvada MTL cholesterolis, tai tas blogasis cholesterolis, atvirkščiai susijęs su vėžiniu susirgymo atvejais. Kuo didesnis blogasis cholesterolis, tuo mažesnė onkologinių ligų rizika. Čia toks senesnis, bet labai didelės apimties tyrimas, kuriame surinkta virš 300 000 vyrų kraujo mėginių ir užfiksuotas jų mirtingumas nuo AIDS. Kuo mažesnis bendras cholesterolis, tuo didesnis mirtingumas. Žmonės su žemiausiu cholesteroliu, tai yra 4,1 ir mažiau, 3 dažniau mirė nuo AIDS negu žmonės, kurie turėjo aukštą cholesterolį virš 6,2. Tai tas vadinamas blogasis cholesterolis yra labai svarbus mūsų imunitetui, jis dirba kartu su baltaisiais kraujo kūneliais, kad sukovotų su virusais, bakterijom, vėžiniam ląstelėm ir dėl to žmonės su aukštu MTL rečiau miršta nuo vėžinių susirgymų. Čia yra labai didelis 16 mokslininkų darbas, kurie surinko net ir praeito amžiaus pradžioje atliktus tyrimus cholesterolio tema ir parodė, kaip atsirado pirmieji tyrimai, kurie liktai ir įrodė, kad yra ryšys tarp aukšto cholesterolio ir širdies ligų, kokios buvo klaidos tų tyrimų ir kaip dabartiniai tyrimai, kurių čia yra pateikta virš 100 šitame straipsnėje, jie neranda ryšio tarp aukšto cholesterolio ir širdies ligų rizikos. Tai šitą straipsnį lengvai galite susirasti internete, mes viso jo neanalizuosime, tik paskaitysime kelias galutinės išvadas šito didelio mokslinio darbo. Pirma, šita hipotezė, kad aukštas cholesterolis arba MTL cholesterolis sukelia aterosklerozę ir širdies ir kraujagyslių ligas, buvo įrodyta kaip klaidinga daugelio stebėjimų ir tyrimų metu. Faktą, kad aukštas cholesterolis yra naudingas ilgaamžiškumui, tiesiog ignoravo tie tyrėjai, kurie laikėsi savo lipidų hipotezės. Milijonai žmonių visame pasaulyje, įskaitant ir tuos, kurie nėra turėję širdies ir kraujagyslių ligų, vartoja statinus, kad sumažintų cholesterolį, nepaisant neįrodytos jų naudos ir rimtų pašalinių poveikių. Gydytojai turėtų nustoti rekomenduoti statinus ir PCSK9 slopintojus ir vietoje to identifikuoti ir spręsti tikrasias širdies ir kraujagyslių ligų priežastis. Apie šitą baltymą PCSK9 mes dar pašnekėsim šiek tiek vėliau, kai žiūrėsim, kaip iš tikrųjų kemšasi kraujagyslės. Dabar trumpam grįšime prie tyrimo, nuo kurio ir pradėjau šitą video. 10 žmonių darė 7 dienų badavimą ir visų bendras cholesterolis stipriai padidėjo ir blogasis cholesterolis irgi stipriai padidėjo. Kodėl taip įvyko?
Kai žmonės nieko nevalgo, organizmas greitai išnaudoja gliukozę, kuri būna kraujyje, tada išnaudoja gliukozės atsargas kepenyse ir raumenyse ir tada energijai pradeda naudoti riebalus. O procesas vyksta taip. Kepenys paima iš riebalų ląstelės trigliceridus, trigliceridai tai yra riebalai, o riebalų ląstelė tai paprastai žiūrint yra trigliceridų kaupykla. Ir kai mums reikia energijos, šitie trigliceridai keliauja į kepenis ir čia yra supakuojami į lipoproteiną pavadinimu labai mažo tankio lipoproteinas. Kam reikia supakuoti trigliceridus į lipoproteiną? Kaip ir kalbėjome pradžioje, riebalai yra vandenyje netirpus, o tai reiškia, kad kraujyje irgi netirpus ir tam, kad trigliceridus perneštume per kraują į ląsteles, kuriuoms dabar reikia energijos, reikia juos supakuoti į tam skirtą transportavimo priemonę. Labai mažo tankio lipoproteinuose yra ne vien trigliceridai, bet ir nemaža dalis cholesterolio, nes kiekvienai ląsteliai cholesterolis yra būtinas ir jos to cholesterolio gauna būtent tokiu būdu. Tai iš kepenų labai mažo tankio lipoproteinas patenka į kraują ir pradeda nešioti trigliceridus ir cholesterolį po ląsteles. Kai šitas lipoproteinas atiduoda dalį savo trigliceridų, vadinasi, jo sudėtis pasikeičia, nes jis neteko dalies riebalų ir jis tampa vidutinio tankio lipoproteinu. Šitas vidutinio tankio lipoproteinas gali grįžti atgal į kepenis ir iš naujo būti perdirbtas arba gali likti kraujyje ir toliau nešioti riebalus po ląsteles. Ir atidavęs dar trigliceridų, reiškia šito lipoproteino tankis dar pasikeičia, jis tampa mums jau žinomų mažo tankio lipoproteinu, kurį mes visuotinai vadiname bloguoju. Tai tokiu būdu mažo tankio lipoproteinai atsiranda kraujyje. Jie yra pirminio lipoproteino likutis. Tada šitas mažo tankio lipoproteinas atlikęs savo svarbų darbą grįžta atgal į kepenis. Taip kad pagrindinė lipoproteino funkcija yra nešioti energiją. Ir tik tokiu būdu vyksta riebalų deginimas. Tam, kad kūnas energijai panaudotų riebalus iš čia, jis turi juos nugabenti į kepenis, kepenyse juos supakuoti į lipoproteinus, paleisti į kraują ir išnešioti po ląsteles. Kito būdo nėra. Todėl, kuo daugiau mūsų kūnas pasiima trigliceridų iš mūsų riebalų, tuo daugiau iš jų pagamina labai mažo tankio lipoproteinų ir tuo daugiau išnešiojus tuos trigliceridus į ląsteles lieka mažo tankio lipoproteinų. Tai ką reiškia visų šitų žmonių pakilęs bendras cholesterolis ir MTL cholesterolis? Kad vyksta riebalų deginimas. Kad kūnas pasiima energiją iš riebalų ir perneša ją į ląsteles. Tas vyksta tik su lipoproteinų pagalba, kito būdo nėra. Ir mes galime atsiversti dar vieną tyrimą, kuriame matysime labai aišku vaizdą. 3 žmonės laikėsi labai mažo kaloringumo mitybos ir jiems sekėsi taip. 48 metų vyras numetė, čia išversim visus dydžius į lietuvišką matavimo sistemą, tai numetė 25 kg per 5 mėnesius. Jo MTL cholesterolis nuo 1,3 pakilo iki 4,6, tai daugiau negu trigubai, ir po 6 savaičių nukrito iki 1,8. 70 metų moteris numetė 18 kg per 5 mėnesius, jos MTL cholesterolis nuo 2,8 pakilo iki 4 ir po 12 savaičių nukrito iki 2,9. 55 metų moteris numetė 36 kg per 8 mėnesius, jos MTL cholesterolis nuo 2,4 pakilo iki 3,5 ir po 12 savaičių nukrito iki 2,8. Kodėl jų MTL cholesterolis pakyla, kai krenta svoris? Nes kūnas ima riebalus ir perneša tuos riebalus į ląsteles, kad jos turėtų energijos. Jeigu reikia pernešti daug riebalų, tada stipriai MTL pakyla. Jeigu reikia pernešti mažai riebalų, tada mažai MTL pakyla. Ir taip vyksta visada ir pas visus žmonės, nes tik tokiu būdu su MTL pagalba riebalai virsta energija mūsų kūne. Ir aš gaunu kiekvieną savaitę laiškų, kai klientai, kurie numetė 10-12 kg per mėnesį, nueina pas gydytoją ir ten jiems sako, o, yra blogai, jūsų blogasis cholesterolis padidėjęs. Tai aišku, kad padidėjęs, nes tas blogasis cholesterolis pernešinėja riebalus. Jeigu jūsų gydytojui atrodo blogai, kad MTL pernešinėja riebalus, tada labai suabejočiau jo kompetenciją. Nes kuo daugiau kūnas ištraukia riebalų iš mūsų riebalų ląstelių, tuo daugiau tų riebalų atsiranda mūsų kraujyje. Negali riebalai degti, o MTL nepadidėti. Tai žodžiu, jeigu jūs laikotės mitybos ar badavimo
ir jūsų svoris krenta, vadinasi, jūsų mažo tankio lipoproteinų kiekis kraujyje turi didėti ir kitaip būti negali. Nes MTL perneša tos riebalus, kad jie būtų sudeginti, jeigu MTL nekyla, tada kažkas neveikia. Ir jums tikrai nereikia dėl to gerti vaistų cholesterolio mažinimo. Ir aišku, primenu, kad aš nesu gydytojas ir mano turinys yra tik informacinio pobūdžio ir mano požiūris į vaistus cholesteroliui mažinti yra tik mano nuomonė, o ne rekomendacija. Tai čia galima sakyti baigėsi pirma dalis šito video ir dabar mes pereisime prie antros dalies, kuri bus šiek tiek sudėtingesnė ir kur mes išsiaiškinsime, kas ten vyksta toje kraujagyslėje, nes vis tiek kažkodėl cholesterolis ten kaupėsi. Tai mes pažiūrėsim, kaip tas cholesterolis, apie kurį mes čia išsiaiškinom daug gerų dalykų, kaip jis atsiranda mūsų kraujagyslių sienelėje ir kas dėl to yra kaltas. Įsivaizduokime, kad žmogus vartoja daug angliavandenių, daug duonos, makaronų, sausainių, saldžių gėrimų ir panašių dalykų. Visi angliavandeniai, kuriuos jis suvalgo, žarnyne yra suskaidomi iki gliukozės, tai vadinkime cukrus, ir tas cukrus patenka į kraują ir ląstelės jį naudoja energijai. Bet kai gliukozės kraujyje yra daugiau negu tuo metu kūnui reikia ir kai gliukozės visi rezervai yra perpildyti, mūsų organizmas vis tiek tą cukrų iš kraujo turi ištraukti, nes aukštas cukrus kraujyje yra pavojinga. Tada tas nepanaudotas cukrus eina į kepenis ir į ką kepenis paverčia cukrų? Į tą patį trigliceridą, nes cukrų pavertus į trigliceridą jį galima atsidėti riebalus. Ir procesas iš pirmo žvilgsnio vyksta taip pat kaip anksčiau. Trigliceridai kepenyse yra supakuojami į labai mažo tankio lipoproteiną ir patenka į kraują. Bet dabar mūsų kraujyje yra daug cukraus ir šitų trigliceridų, kuriuos lipoproteinai neša per kraują, ląstelėms nelabai reikia, nes jos nedegina riebalų, jos degina cukrų. O kadangi yra cukraus perteklius, kepenys ir toliau labai intensyviai į kraują padavinėja labai mažo tankio lipoproteinus, pilnus trigliceridų, kurių ląstelėms nereikia. Tada šitų MTL kraujyje pradeda daugėti ir jie ilgiau užsibūna kraujyje negu turėtų ir kuo ilgiau jie būna kraujyje, tuo šita dalelė darosi vis mažesnė. Čia yra labai svarbus tyrimas iš Clinical Science, kaip skiriasi mūsų lipoproteinai priklausomai nuo mūsų mitybos. Ir šitą tyrimą peržiūrėjus, mums po truputį pradės aiškėti, kas yra mūsų kraujagyslių tikrasis priešas. Kai žmonės 12 savaičių maitinasi daug cukraus turinčią mitybą, jų kepenys pradeda gaminti lipoproteinus, kuriuose yra 30% daugiau trigliceridų negu turėtų būti. Jeigu žmonės turi kepenų suriebėjimą ir 12 savaičių laikosi daug cukraus turinčios mitybos, tada jų kepenys pradeda gaminti lipoproteinus, kuriuose dvigubai daugiau trigliceridų negu turėtų būti. Čia yra labai didelis tyrimas, kuriame mes galime labai plačiai pasiskaityti apie tai, ką jau ką tik sužinojom. Mažo tankio lipoproteinai nėra vienodai pagaminti. Ir čia yra visų problemų pradžia. Iš cukraus mūsų kepenys gamina daug trigliceridų turinčius lipoproteinus, iš riebalų, ar tai bus maistiniai riebalai, ar tai bus kūno riebalai, mūsų kepenys gamina mažai trigliceridų turinčius lipoproteinus. Tai dabar grįžtam prie mūsų paveikslo. Vartojam daug cukraus, kepenys gauna daug trigliceridų, kepenys pakuoja tuos trigliceridus į lipoproteiną ir siunčia į kraują. Ląstelėms trigliceridų nereikia, nes jos degina cukrų. Ir kuo netaisyklingesnės sudėties būna šitas MTL, tai reiškia, kuo daugiau trigliceridų jis turi ir kuo ilgiau jis būna kraujyje, nes jis tiesiog nespėja niekam atiduoti tiek daug trigliceridų, kiek savyje turi, tuo šita dalelė darosi vis mažesnė. Ir problema yra tame, kad šitie MTL sumažėja iki tokio dydžio, kad kepenys jų nebeatpažįsta ir jų nebepašalina iš kraujo. Dėl to šitų mažo dydžio MTL kraujyje pradeda daugėti ir kuo mažesnio dydžio yra šitie mažo tankio lipoproteinai ir kuo jų koncentracija kraujyje yra didesnė, tuo daugiau jų patenka į arterijų sienelių vidų. Čia yra endotelio ląstelių sluoksnis, kitaip sakant, mūsų kraujagyslių paviršius. Šitiems lipoproteinams prasiskverbus į kraujagyslės sienelę, čia ateina imuninės ląstelės, monocitai,
kovoti su įsibrovėliais. Monocitas tai yra tokia ląstelė, kuri atpažįsta ir suvalgo virusus, mikrobus ir kitus kenkėjus mūsų kūne. Labai naudinga ląstelė ir kai šitie monocitai būna suaktyvinti, tai jie tampa makrofagais. Tai žodžiu, makrofagas yra tas pats prieš tai buvęs monocitas. Čia veikiami laisvųjų radikalų šitie lipoproteinai oksiduojasi, tai reiškia dar labiau pakeičia savo struktūrą ir šita pakitusi struktūra dar labiau makrofagams padeda atpažinti, kad čia yra kažkas negerai su šita dalele ir makrofagai pradeda valgyti pažeistus lipoproteinus, taip lyg ir darydami gerą darbą. Tada, kai jie pradeda valgyti šitos lipoproteinus, jie jau patys skleidžia tas signalinės molekulės, citokinus vadinamus, kad čia pakviestų dar daugiau imuninių ląstelių ir taip čia vystosi kraujagyslės uždegimas. Ir kuo mes ilgiau laikom aukštą cukrų kraujyje, tuo daugiau kraujyje būna šitų mažo dydžio MTL ir tuo ilgiau palaikom uždegimą šitoje vietoje. Ir tada šitų pakitusios formos lipoproteinų vis daugėja. Čia jie vis labiau oksiduojasi ir jie taip paveikia endotelio ląstelę va šitą, kad sutrinka jos funkcijos, tada jau šita ląstelė skleidžia signalinės molekulės į kraują, tai prikviečia dar daugiau monocitų, o kadangi šitos ląstelės tampa pažeidžiamos, panašu, kad čia didėja pralaidumas ir dar daugiau šitų lipoproteinų gali prasiskverbti, uždegimas didėja, lipoproteinų daugėja, makrofagų daugėja ir tada čia, kaip mano močiutė sakydavo, užverda tikra pekla. Ir galiausiai makrofagai prisivalgo daug šitų oksiduotų lipoproteinų, jie miršta ir šitos mirusios ląstelės vadinasi foam cells. Neradau, kaip lietuviškai vadinasi, tai tiesiog vadinsim mirusiam ląstelėm. Ir šitos mirusios makrofagų ląstelės čia pradeda kauptis ir šitas sluoksnis vis didėja. Ir čia formuojasi plokštelė ir jį didėdama stumia endotelio ląsteles ir tada automatiškai kraujagyslė siaurėja ir kraujo praeinamumas čia mažėja. Ir taip vystosi aterosklerozė, kuri ir sukelia širdies ir kraujagyslių ligas ir tai yra pagrindinė mirties priežastis dabartinėme mūsų pasaulyje. Čia yra gerai situacija apibūdinantis dokumentas. Turime rodiklius 50 žmonių, kurie buvo atvežti į ligoninę iškart po širdies smūgio arba infarkto, kitaip sakant. Ir čia yra kontrolinė žmonių grupė be širdies smūgio, todėl mes galim pamatyti, kuo skiriasi jų kraujo tyrimų rezultatai. Bendras cholesterolis abiejų grupių yra normalus, skiriasi 23%, jų MTL cholesterolis, tas vadinamas blogasis, panašus, čia vos virš normos, nes norma yra 3. Tai kol kas, žiūrint tiesiog į cholesterolį, abi grupės žmonių atrodo panašiai. Kol mes nepažiūrėsim į pačių mažiausių MTL dalelių kiekį kraujyje, 17 kartų daugiau mažiausio dydžio MTL dalelių yra pas tuos, kurie ką tik po infarkto. 17 kartų daugiau. Tai šitų mažo dydžio MTL dalelių kaupimasis mūsų kraujagyslėse yra pagrindinė širdies ir kraujagyslių ligų priežastis. Čia tirta 11,5 tūkstančio žmonių, per 11 metų 1158 žmonėms buvo diagnozuota širdies liga. Ir čia galim matyti, kad žmonės, kurie turėjo daug mažų MTL dalelių, jiems dažnai buvo diagnozuota širdies liga, tie, kas turėjo mažiau, jiems rečiau diagnozuota, tie, kas dar mažiau, dar rečiau diagnozuota ir toks labai aiškus tiesioginis ryšys. O čia galime matyti tų pačių žmonių kraujo rodiklius, kai tyriamos didesnio dydžio MTL dalelės, tai ar jie turėjo aukštą MTL cholesterolį ar žemą, jokios įtakos širdies ligos rizikoms. Jeigu mūsų kraujyje plaukia sveiki, didelio dydžio MTL, nėra jokio skirtumo, ar jų bus daug ar mažai, jokių papildomų rizikų dėl to nėra. Ir čia yra dar vienas svarbus mokslinis darbas šitą temą, kurį mes greitai pereisim. Taip, čia daug analizės, daug grafikų, mes nueisim iki išvadų. Pas didelę dalį pacientų turinčių aterosklerozę ar kitokį ūminį kraujagyslių susirgimą, MTL cholesterolis yra normoje. Tai reiškia, kad širdies ir kraujagyslių ligas lemia kiti lipoproteinai.
Paskutiniu metu atlikti tyrimai patvirtino, kad MTL dalelės gali būti skirtingų dydžių, skirtingo tankio, cheminės sudėties ir atlikti skirtingas funkcijas. Tai būtent mažo dydžio MTL dalelės yra stipriai susijusios su ateroskleroze ir arteriniam plokštelėm. Tokios yra šito didelio tyrimo išvados. Ką mes jau žinome, kaip ir sako kito tyrimo pavadinimas, kad būtent mažo dydžio MTL mums kelia širdies ir kraujagyslių ligų riziką, net ir tuo atveju, kai MTL cholesterolis yra normoje. Ir čia yra tokia išvada, kad mitybos, kuriuose daug greitųjų angliavandenių, didina mažo dydžio MTL kiekį, o eliminavimas greitųjų angliavandenių iš mitybos mažina mažo dydžio MTL kiekį. Ir dėl to, čia cituoju dar vieną tyrimą, mitybos su daug angliavandenių, ypač perdirbtų aukšto glikeminio indekso angliavandenių, yra susijusios su hipertenzija, tai yra aukštų kraujo spaudimo, širdies ligomis, nutukimu, diabetu, metaboliniu sindromu ir didesnė mirties rizika. Dar kartą galime pažiūrėti, nuo ko labiausiai priklauso, kiek mūsų kraujyje bus šitų mirtį nešančių dalelių. Turime kelių studijų duomenis sudėtus mums patogiai į vieną grafiką. Čia turime mažiausių MTL dalelių kiekį kraujyje, čia turime angliavandenių suvartojimą per dieną ir tai yra tiesiog labai aiški ir linijinė koreliacija tarp angliavandenių kiekio mūsų mityboje ir mažųjų MTL dalelių mūsų kraujyje. Kuo mažiau cukraus ir kitų angliavandenių vartojame, tuo mažiau šitų heterogeninių dalelių plaukioja mūsų kraujyje. Kuo daugiau angliavandenių, tuo daugiau mažo dydžio MTL. Ir turėdami šitos duomenis, ką mes čia apšnekėjom, mes jau patys galime nuspręsti, ko mes norime. Jeigu mūsų tikslas yra turėti sveikas ir elastingas kraujagyslės, tada mes sumažiname angliavandenius. Jeigu mūsų tikslas nėra turėti sveikas kraujagyslės, tada angliavandenių galime palikti daugiau. Kaip po vienu mano video rašė komentatorius, jau geriau gyventi trumpiau ir valgyti viską iš eilės, negu gyventi ilgiau alkanam. Ir jis visiškai teisus, mes patys pasirenkam, reguliuodami savo mitybą, kiek ilgai norime gyventi. Tai gal toks netikslumas šitame komentare, bent iš mano patirties, kad kai aš bent 10 metų gyvenau tokį gyvenimą, kai valgiau viską iš eilės ir jau turėjau dėl to sveikatos ir svorio problemų, kad būtent tada aš ir būdavau alkanas beveik visada ir cukraus svyravimai labiausiai ir prisideda prie to alkio jausmo. Nevalgydamas angliavandenių, aš esu sotesnis negu bet kada anksčiau, tai čia tokia mano patirtis su tuom. Ir čia baigėsi antra dalis mūsų temos apie cholesterolį. Mes dar turime trečią dalį apie vieną atvejį, kada bet koks aukštas cholesterolis yra blogai. Tai yra pakankamai retas genetinis sutrikimas, bet kadangi jau tiek čia išsiplėtėm su cholesteroliu, tai porą sakinių apžvelgsiu šitą ligą ir tada pereisim prie visos temos apibendrinimo ir pasikartosim dar kartą viską, ką čia sužinojom. Tai šitas sutrikimas vadinasi šeimos hipercholesterolemija. Lietuviškoje literatūroje ji pavadinta šeiminė hipercholesterolemija, bet čia yra vienas ir tas pats. Tai yra genetinė liga pasitaikanti vienam iš 250 žmonių ir ji dažniausiai pasireiškia 3 genų mutacijomis LDLR, ApoB ir PCSK9. Kaip jau aptarėm šitą procesą, kad kepenys gamina labai mažo tankio lipoproteiną, tada jis virsta į vidutinio tankio lipoproteiną, šitoje stadijoje jį gali kepenys ištraukti iš kraujotakos ir tada šitas lipoproteinas, kuris lieka kraujyje, tampa mažo tankio lipoproteinu, kuris jungiasi prie kepenų ląstelėje esančio receptoriaus ir patenka į kepenis. Ir taip šitie mažo tankio lipoproteinai pašalinami iš kraujotakos. Dabar esant šeimos hipercholesterolemijai, šitas procesas neveikia taip, kaip turėtų veikti. LDLR tai yra receptoriaus pavadinimas, lietuviškai turbūt vadintųsi MTLR, mažo tankio lipoproteinų receptorius. Tai yra baltymas, prie kurio tvirtinasi MTL dalelė ir prie šitą receptorių patenka į kepenų ląstelę. Jeigu šitie receptoriai turi kažkokį genetinį defektą ir čia negali prisijungti mažo tankio lipoproteinas, tada reiškia, kad jis lieka kraujyje. Ir tokiu būdu lipoproteinų koncentracija kraujyje didėja ir kuo labiau čia jų daugėja, tuo labiau jie mažėja ir virsta šitais mažo dydžio
mums pavojingais lipoproteinais. Kita problema būdinga hipercholesterolemijai yra ApoB sutrikimas. ApoB yra pagrindinis mažo tankio lipoproteinų baltymas, kurį būtent ir atpažįsta šitas receptorius. Jeigu ApoB yra pakitusios struktūros, receptorius jo nebeatpažįsta, vadinasi, mažo tankio lipoproteinas negali čia prisijungti ir problema tokia pati. Lipoproteinų koncentracija kraujyje didėja. Ir PCSK9, tai yra baltymas, kuris reguliuoja šito receptoriaus veiklą. Ir jeigu yra mutacija šito baltymo, tada irgi receptorius nebeveikia taip, kaip turėtų ir lipoproteinų koncentracija kraujyje didėja. Tai čia yra 3 pagrindinės hipercholesterolemijos priežastys ir šitai diagnozei esant, aukštas cholesterolis yra blogai. Bet kiek žiūrėjau tyrimų, su vaistais šita liga yra pakankamai gerai kontroliuojama. Tai dabar galim greitai peržiūrėti viską, ką čia kalbėjom. Pirma, kas yra cholesterolis? Tai yra medžiaga, kuri yra būtina kiekvienai mūsų ląsteliai. Kai kalbama apie gerąjį ar blogąjį cholesterolį, tai iš tikrųjų kalbama apie lipoproteinus. DTL, tai didelio tankio lipoproteinas esantis cholesterolis, yra vadinamas geruoju cholesteroliu, nes DTL surenka cholesterolio perteklių iš ląstelių ir neša į kepenis. MTL, tai mažo tankio lipoproteinas esantis cholesterolis, vadinamas bloguoju, nes jis atvirkščiai iš kepenų neša cholesterolį į ląsteles. Nors pirma cholesterolis, kurį neša didelio tankio lipoproteinai ir mažo tankio lipoproteinai, yra lygiai tas pats cholesterolis. Ir sveikame kūne abi užduotis, tiek ta, kurią daro DTL, tiek ta, kurią daro MTL, yra vienodai mums svarbios ir vienodai geros. Antra, ar aukštas cholesterolis yra blogai? Ne, aukštas cholesterolis nėra blogai, mes peržiūrėjom nemažai tyrimų, kuriuose matėm, kad žmonės su aukščiausiu cholesteroliu gyvena ilgiausiai. Tiek su bendru aukštu cholesteroliu, tiek su MTL cholesteroliu, tuo vadinamu bloguoju. Mirti nuo infekcinių susirgymų, didžiausia tikimybė buvo tiems, pas ką cholesterolis žemiausias. Mirti nuo onkologinių ligų, tikimybė irgi didžiausia tiems, kieno cholesterolis žemiausias. Dėl širdies ligų labai gerai pasako šita didelės studijos išvada. Ryšys tarp cholesterolio ir širdies ligų yra silpnas, jo nėra arba net atvirkštinis daugelį tyrimų. Trečia. Kodėl, kai mažėja mano svoris, didėja mano cholesterolis? Tam, kad kūnas degintų riebalus, kažkaip tie riebalai, kurie yra mūsų riebalinėme sluoksnėje, jie kažkaip turi atsidurti mūsų kūno ląstelėse, kur jie bus panaudoti energijai. Mūsų kūnas tam naudoja lipoproteinus. Lipoproteinai yra transportas, kuris per kraują pernešinėja riebalus. Jeigu jūsų svoris krenta, vadinasi jūsų MTL kiekis kraujyje didėja, kitaip būti negali, nes MTL perneša tos riebalus, kad jie būtų sudeginti. Ir niekas neturėtų sunerimti ar nustebti dėl jūsų padidėjusio cholesterolio. Ketvirta. Kodėl kemšasi kraujagyslės? Todėl, kad mūsų kūnas nėra prisitaikęs tokiam cukraus kiekiui, kurį mes su maistu gaunam šiai dienai. Lyginant su žmonėmis prieš 300 metų, mes suvartojam bent 20 kartų daugiau cukraus. 20 kartų daugiau kiekvieną dieną. Bet mūsų kūnas, tai jis funkcionuoja taip pat kaip ir prieš tuos 300 metų ir taip pat kaip ir prieš 3000 metų. Mūsų kūnas niekad nebuvo pritaikytas atlaikyti tokio cukraus kiekio, kokį mes suvalgom šiandien. Todėl jis naudoja tą pačią transportavimo sistemą su lipoproteinais, kuri nuo per didelio cukraus kiekio tiesiog užlūžta ir mes apsergam visokiom ligom. Ir ką mes apkaltinam dėl šitų ligų? Kiaušinį. Daug gydytojų sako savo pacientams, kad kiaušinis ar mėsa kemša jų kraujagyslės. Praeitame amžiuje nutukimo, diabeto, širdies ligų ir vėžio atvejai pasiekė visiškas aukštumas visoje žmonijos istorijoje ir dėl tų problemų mes apkaltiname produktus, kuriuos žmonės valgė milijonus metų, visą savo evoliucijos laikotarpį. Kad čia jie staiga pradėjo kelti mums pavojų. Ir iš pirmo žvilgsnio šita teorija atrodo gal logiška, kad cholesterolis kemša kraujagyslės, kiaušinyje yra cholesterolio, vadinasi, kiaušinis yra blogai ir kemša kraujagyslės. Bet pasirodo, kad maiste esantis cholesterolis nelabai ką bendro turi su tuo cholesteroliu, kuris kemša mūsų kraujagyslės. Ir pasirodo, kad cukraus kiekis maiste turi labai daug ką bendro su tuo cholesteroliu, kuris kemša mūsų kraujagyslės. Ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl MTL vadinti bloguoju cholesteroliu yra neteisinga, nes
Jis tampa blogu tik tada, kai mūsų mityba yra bloga. Mūsų kūnas nieko nedaro, kad mums būtų blogai. Čia mes patys savo darom ir tada pykstam ant cholesterolio, kodėl jis mums kraujagyslės kemša. Mažo tankio lipoproteinuose esantis cholesterolis kemša mūsų kraujagyslės, bet tik tada, kai yra cukraus perteklius mūsų kraujyje. Todėl tai nėra realiai cholesterolio problema, tai yra per didelio cukraus problema. Ir jeigu visą šitą video, viską, ką apšnekėjom, visus tyrimus, kuriuos pažiūrėjom, jeigu reiktų apibendrinti ir sutraukti į vieną sakinį, tai turbūt jis būtų toks, kad kuo mažiau cukraus vartosime, tuo mažiau problemų su širdim ir kraujagyslėmis turėsim. Ačiū, kad žiūrėjot.